Sveiki visi, jeigu stebit šitą vaizdo įrašą, vadinasi esate mūsų elektroninėje parduotuvėje vyturiukas.lt. Ir šiandieną pristatysiu elektrinį vežimėlį aukštu atlošu. Kuom išsiskiria šitas elektrinis vežimėlis šituo aukštu atlošu, kad jisai turi galimybę atlošo atsilenkimui ir reguliavimui. Kaip matote, atlošą galima pasidaryti daugiau padėčių, kaip 4 padėtis. Gali atlošas labai link gulimos pusės būti, galima jį pasikelti, kaip matote, mechaniniu būdu, rankos judesiu, hidraulikos pagalba mes galim reguliuoti atlošą. Vienas iš išskirtinesnių vežimėlių, kuris yra elektrinis ir sureguliuojamu nugaros atlošu. Kuom dar šitas vežimėlis gali sudominti, tai kad, kaip minėjau, turi reguliuojamą atlošą, 2 galingus variklius po 250 vatų varikliai, tikrai galingi varikliai pakankamai. Vežimėlio maksimali apkrova yra 120 kg, taigi pakankamai didelė maksimali apkrova. Vežimėlis iš abiejų pusių turi porankių atsidarimus, porankiai atsidaro iš abiejų pusių. Patogus atsisėdimas, patogus įsitaisimas į vežimėlį. Turi mechaninius stabdžius, vežimėlis turi mechaninius stabdžius iš abiejų pusių. Kaip ir dauguma vežimėlių turi stabdžius nuo apvirtimo, asistento rankenos, asistentas gali stumti šitą vežimėlį. Ir žinoma, jo tas privalumas, kaip ir minėjau, tai aukštas atlošas. Įprastai vežimėlių atlošai būna elektrinių 40 cm, 45 cm. Šito atlošo aukštis yra 81 cm. 81 cm nugaros atlošas. Vežimėlių plotis 43 cm, vežimėlių sėdimos vietos plotis yra 43 cm. Gylis, sėdimos vietos gylis 40 cm. Taip pat, kadangi atlošas yra aukštas ir reguliuojasi padėtis, šito vežimėlio pakojai taip pat reguliuojasi ir turi paminkštinimą, tokį atsirėmimą kojom, sakykime, didesnį nei įprastai. Ir pakojai taip pat reguliuojasi. Gali būti praktiškai sėdimos vietos, gulimos vietos pakojų pasidarimas. Vat, matot, pakojai reguliuojasi ir gali būti labai iškelti pakankamai aukštai. Gulimoj padėty galim padaryti praktiškai vežimėlį. Taigi patogus pakojai reguliuojasi. Žinoma, pakojai patogiai atsidaro į šalis, kaip ir įprastai daugumai vežimėlių. Patogiai atsidaro į šalis, patogiam įsėdimui į vežimėlį. Vežimėlio svoris 35 kg. Nėra labai sunkus, bet ir nėra lengvas. Reikėtų pagalvoti apie transportavimą į automobilių įkėlimą ir visą kitą. Bet išardžius vežimėlio paminkštinimus nuėmus, vežimėlį mes tikrai pakankamai lengvai galime sulankstyti. Pakankamai lengvai vežimėlis, kaip matot, susilenkia ir galima jį į automobilį tikrai
įtalpinti. Atlošas taip pat nusiima. Taip nusiima atlošas. Ir sulenkus šitaip, kaip matote, vežimėlis sulankstytas. Galima kelti į automobilį. Svorių, kaip minėjau, tikrai yra, bet dar pakenčiamas svoris kilnoti stipresniam asmeniui fiziškai. Ištraukite iš automobilio, išlankstote vežimėlį labai greitai. Vežimėlis įsilanksto labai greitai ir, žinoma, susideda taip pat labai greitai. Keli varžtelių pasukimai, keli judesiai ir vežimėlis bus sudėtas ir paruoštas naudojimui. Štai. Vėl paruoštas naudojimui. Ir jeigu naudojimui paruoštas, atsisėdau. Patogiai atsisėdau. Labai sklandžiai valdosi vežimėlis. Matote, atlošas yra toks aukštas, kad aš būdamas 1,80 m, puikiai pečiai. Mano pečiai yra atremti į atlošą, nugara pilnai atremta į atlošą. Man tikrai yra pakankamai patogu. Ir šitas privalumas, kad hidraulinė pagalba aš galiu dar atlošą lankstyti, daryti gulimos padėties, galiu pasikelti kojas. Tai tikrai šitą vežimėlį išskiria iš kitų vežimėlių. Tikrai išskiria. Parodysiu jums, kaip vežimėlis guldosi. Matot, labai daug gulimoj padėti. Aš galima sakyti, iš gulimos padėties, matot. Jeigu sėdžiu tiesiai, tai vat kiek galiu atsigulti. Iš šitos gulimos padėties aš galiu žiūrėti tikrai į dangų, į žvaigždes, gulėti prie jūros, galbūt netoli privažiavus ir gulėti vežimėlį. Tai tikrai yra privalumas šitas mechaniškai valdomas atlošas. Žinoma, reikia savo rankom jį valdyti, tai ne elektroninis valdymas, hidraulinė pagalba ir rankų valdymo atlošas mechaninis. Tai vežimėlis pademonstruosiu, kaip važiuoja. Tikrai labai paklusnus vežimėlis, į kiekvieną judesį reaguojantis, su keliais pirštų judesiais galiu sukinėtis, važinėti. Vežimėlis labai manevringas. Turiu kaip įprastai priekinius ratelius 360 laipsnių besisukančius, taigi aš galiu labai siaurose vietose su vežimėliu važinėti, sukinėtis. Tikrai vežimėlis labai klauso. Taigi, tikiuosi informacijos apie šį vežimėlį susidarėte. Apibendrinimui. Vežimėlio maksimali apkrova 120 kg, svoris 35 kg, 2 šepetėliniai varikliai po 250 W, atlenkiamas atlošas ir reguliuojami atlenkiami pakojai. Ir, sakykime, pats svarbiausias momentas tai atlošo reguliavimas. Gražios visiems dienos ir ačiū, kad lankotės pas mus parduotuvėje www.vyturiukas.lt. Tikiuosi įsirinksite jums reikalingas prekes ir jos bus jums tikrai naudingos ir prasmingos.